Nuo ryto iki vakaro jis aiškino jiems ir liudijo apie Dievo karalystę. Tai buvo paskutinis Pauliaus laiškas. Išrasta Roma šitą techniką. Mikelandželas pasirašė ant jos. Kur jūs čia stogais? Rūsti astronomo bei rašytojo Giordano Bruno statula imituoja Jeruzalės Saliamono šventyklą. Užburė, žavi. Jis net strojkiai dirbdamas pagidauja Romoje. Čia mumija. Gynybinė siena einantis tunelis. Grinai saulės laikrodis rodo. Konstantino bazilika. Jau žinom, ką sakyti. Pancetta and the Friends. Tas menas, jis ne makaronai. Tu gali be jo. Lenktynės vyksta ėjimo čempionatas. Laimėjo Tomas! Šiandien iš pat ryto aplankysime Nerono auksinius rūmus, Domus Aureja. Visai neseniai viena rūmų dalis buvo atrasta čia visai šalia Koliziejaus. Jau finišo tiesioji. Aš tik filmuotojas, aš nedalyvauju. Ir kad tu suorganizuoji mankštą rytinę, viską. Kas koreguoja? Visi mes. 1, 2, 3, 4 and 5. Pabaigoje virtualus turas su akiniais, kaip visą tai atrodė. Skaičiau komentarus, kažkas pasakė, tai geriausias, ką aš pamačiau Romoje iš viso. Neronas buvo 5. Romos imperatorius. Pirmi valdymo metai praėjo sėkmingai, bet po to jis virsta žiauriu tironu. Jis nužudo savo motiną, pamanęs, kad jį kėsinasi į jo gyvybę. Ji buvo pirmoji iš daugelio jo aukų. Juoda spalva pažymėtos sienos, ružavas spalva pažymėtos galerijos, kur dabar mes esame. Po Nerono mirties šitie rūmai buvo apleisti ir palikti likimo valiai. Valdant imperatoriui Trajanui, jisai čia stato pirtis ir šituos griuvėsius užverčia ir panaudoja viešoms pirtims kaip pamatus. The sumptuous palace of the last emperor of the Julio-Claudian family was a vast complex and was completely different in size and design compared with the residences of the emperors who had preceded him and of those to come. Kai 64 metais įsiplieskė gaisras, kuris prasidėjo Circus Maximus stadione, sudegė didžioji dauguma miesto. Ir šioje vietoje Neronas pasistato Domus Aureja, auksinius rūmus. Rūmų kompleksas užėmė didžiulę arėją, 80 hektarų. Tai buvo 150 kambarių kompleksas, išpuoštas mozaikomis ir freskomis, su savo sodais, didžiuliu dirbtiniu ežeru ir koloso statula 34 metrų aukščio, kuri reprezentavo Saulės dievą. It was an expanse that was inconceivable for a private residence, covering almost entirely 3 of Rome's 7 hills. It was a sort of city within a city. Būtent po šio gaisro buvo apkaltinti krikščionys. Nerono valdymo laiku buvo nužudyti apaštalai Paulius ir Petras ir prasidėjo krikščionių persekiojimai. Po Nerono mirties nusausino ežerą ir jo vietoje pastato grandiozinį statinį Koliziejų, miesto simbolį priklausantį ne vienam imperatoriui, bet visiems romiečiams. Kol kas yra atrasta tik šis Domus Aureja paviljonas ant aukštutinės kalvos, skirtas priimti svečius. Manoma,
kad jis buvo nebaigtas statyti, neapstatytas baldais. Kodėl Neronas buvo toks žiaurus? Aš nežinau priežastys, dėl kokių politinių priežasčių jau jis spaudė ir iš jo valdžią atiminėjo, kad jam atėjo laikas jau bėgti arba nusižudyti. Ir jisai turėjo mylimą gladiatorių. Įsivaizduoju, tais laikais taip gladiatoriai būdavo išgarbinti, kaip dabar NBA krepšinio žvaigždės. Jie milijonieriai būdavo, jie uždirbdavo pinigus, jie nebuvo tokie vergai, kaip mes galvojam. Ir Neronas vienam iš gladiatorių, įsivaizduok, rūmus net buvo padovanojęs. Ir jau jam, kai reikia nusižudyti, jis siunčia žinią tam savo mylimam gladiatoriui, kad jis jį garbingai nužudytų. Bet tas gal buvo užsiėmęs ar negavo to žinio, atrašė laišką, tą laišką, kur tu prašai mane, kad tave nužudyčiau, aš negavau. Ir jam pačiam tai reikėjo padaryti. Bet gal pa žmonės tais laikais, ta moralė, jin kitokia visai buvo. Taip, jiegi nebuvo humanistai tokie kaip mes. Jeigu taip aplamai apie valdančius, aš vieną kartą žiūrėjau kažkokį dokumentinį filmą apie Rusijos carus. Ir žinai, būdavo kaip aprašo žmogaus gyvenimą ir ne vieno caro gyvenimą ir stebi žmogaus generaciją nuo jaunystės iki senatvės valdyme, žinai, nuo pradžioj, ten visokie apsišvietę poetai, literatai, dailininkai, mylintys meną, mylintys kultūrą, mylintys žmonės, čia pradeda valdyti šalį. Ir pavaldžius kokie 10-20 metų, jie tokie tironai pasidarydavo, žvėrys. Kodėl? Nes visada liaudis tokia irgi, jie nuverst tave nori, pasikėsint nori. Tu visada to, žinai, įtampoji ir nerviniai, gal kažkokie įsivysto baimės. Pavyzdžiui, pas Erodą buvo ten visokių, žinai, statėsi tokias tvirtovės, kad nieks nepasiektų. Ir gaunasi toks piktis net ant tų žmonių. Jie jų pradeda nekęst ir pradeda jų žudyti. Tai būdinga būtų kiekvienai imperijai, kiekvienam imperatoriui valdančiam didelę šalį tais laikais. Kaip Saulytis sakė, jeigu mes būtum jo vietoje, darytum taip pačiai arba blogiau. O centre rūmų puikavosi neįtikėtino grožio pietų salė, besisukanti 24 valandas per parą. Iš pradžių buvo manyta, kad čia buvo ta besisukanti salė, bet vėliau aiškius griuvėsius rado ant Palatino kalvos. Ten yra rasti likučiai neįtikėtino mechanizmo. Net ant Nerono laikų monetos atvaizduota būtent ši salė ir apatinė dalis monetos tiksliai sutampa su požemiais, kurie buvo atrasti. Kaip jis sukosi? Netoliese yra akvedukas, kuriuo vanduo atitekėdavo čia, užpildydamas vandeniu besisukantį ratą ir taip priversdavo sukti salę. Kolūkietis ieškojo šulinį kasę, jam nereikėjo to, kai jis rado. Tada menininkai landžioti pradėjo po to šuliniu. Šiaip tai man įdomiai, aš žiūrėjau, kaip čia statyta, kaip čia tos arkos darytos. Šiaip, kas žino, kada arka pradėta daryti, sukurta, išrasta. Apie arką žinot kažkas? Ne. Yra kažkokie metai ir aš žiūriu, kad čia ne arkos, čia lygios apačios, čia sąramos. Tai čia jie turėjo specialią techniką. Aš galvau, kad čia perdaryti ar kažkaip. Tai jie pirmą padarydavo tokį rėmą. Aišku, čia buvo jau stilius. Arkos buvo prieš tai ir tai jau senas stilius. O jau krūta yra, kai tavo durų stakta tiesi, neapvali, jau čia pažanga. Ir jie paėmė įrėmę, padaro rėmą medinį ir tada išmūrina iš plytų tą, žinai, formą. Tada vėl dar daro formą, mūrina apvaliai, tai jau yra techniškai laiko visą svorį sienos. Ir tada tą plyšį sumūrina, apmūrina plytom ir tu, kai iš priekio žiūrai, tau atrodo kvadratinis openingas, kai šiuolaikinis openingas. Tai aš iš pradžių galvau, kad čia sufeikyta, bet čia taip iš karto statė, kad tai pasiekti labai buvo įdomu. O tai Trojanas po kiek metų po Nerono buvo? Tai jisai statė, jis valdė 98-117. Tai jau kas tai palauš? O iki tol ten nieko nebuvo. Tai aš taip suprantu, Vespasianas nori sunaikinti atminimą apie Neroną. Ne. Užkasa jo pastatą ir viską ištrina visai. Šiusius įrašus apie jį.
Ne, gal Vespasianas ten išplėšia, pavyzdžiui, bet Trojanas užkasa viską. Vėliau, gerokai Tai čia vėliau. Trojanas užkasa. Jo. O kodėl užkasa tada? Nes jis toj vietoj stato pirtis. Savo. Ai, nesąmonė. Ne savo, viešas pirtis. Tokius užkast pastatus. Viešas, taip. Tokius užkast pastatus be pykčio. Nu, ta prasme, reikėjo vietos, taigi čia nėra vietos, ne? Romui nėra vietos. Bet tai po gaisro Norėjo čia va įsiteikti belekiek žmonėm. vietos. Tai viskasgi buvo užstatyta. Nėra užstatyta viskas buvo. Ai, nėra nusustatė. Taip. Tai bet, žiūrėk, Bet esmė ta, kad jis nebaigė. Jisai statė, bet jis nebaigė. Jis nebaigė tos pačios, va šitų nebaigė statyti, nes jis, nu, kaip 64 pradėjo, o 68 mirė. Už tai ir manoma, kad jis nebaigė statyti, nes nėra dalies pastatų, nėra visai. O va dalis buvo užkasta. Kaip jis ten pasakė, kad dabar jau pagyvensiu, kai žmogus ten. Kai tie jau įrengė viską, ar darė tie dailininkai, visi menininkai, jis pamatė visus tos darbus ir sakė, dabar aš galiu pasijausti žmogumi. Nu, galima suprasti video tą turą padalyvavus, kad tikrai ten pabuvus, tu gali pasijausti žmogumi. tą visą mastelį, tą jūrą, baseiną, tą ežerą. Būdamas, iškastą, tik tai ne? vat, kai pagalvoji, kad čia tu vienas tik tai gali žmogumi pasijausti, būdamas, tai kažkaip nelabai taip Labai, smagu. Bet jis taip suprato žmogiškumą. Bet tai iš čia supratau, paskui sakė, kad tai buvo kaip ir negyvenamos patalpos, Taip. o tokios meno ir... Meno, Taip. pramogų, poilsio. Jo, čia kaip vila, į kurią atvažiuoji praleisti popietę. Kaip Mhm. kultūros. na, Po ne, to tokia vakare vieta. išvažiuoji. Kaip pirmai virtualus turas. Labai faina, nes iš tos tamsos, kai tu išlendi į šviesą, tai labai netikėta, ta prasme, kad čia tų sienų nėra ir galvoja, taip, žinai, taip važiuoja, atrodo, kaip šitą vežimėlių į lauką. Tai Kojos nevirpėjo ten biški vienu metu. Toks man ir galva atrodo svaigsta kažkaip keistai. Kažkoks toks Tai jausmas. ten nukasinėjo, kai leidosi žemyn, Ai. man net ausis užgulė galvoje. Reiškia, viskas iliuzija, tie ausų užgulimai. Slėgio pasikeitimas. Sugalvotas slėgio pasikeitimas. Šita vieta publikai atidaryta yra tik tai penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Visom kitom dienom čia vyksta toliau kasinėjimai. Gal ir gerai, kad jūs nematėte to video, kur aš žiūrėjau. Aš tai nusivyliau, galima sakyti, dėl to, kad nėra taip įspūdingai papasakota kaip tam video. Koks įspūdis viso to buvo, čia nieko nepapasakota, arba jie nežino. Nu, O kaip yra dokumentinis Tas gidas akivaizdu, kad jis yra istorikas, o ne gidas. Tai vienas dalykas yra, ką jis žino, kitas dalykas, ką jis supranta, ką jis papasakojo. Tai aš iš statybinės pusės sulyginus Turkiją ir šitą statybą, tai atrodo labai sena statyba, jinai ten nugriauta, dar kažkas sustatyta, bet viskas su košė ir plytom statyta. Tai čia naujausi laikai, jau mūsų era. Taip didybę jie nori tą kartot, bet jau jie su mūru. Sprendė, kad valgoma, ne? Paragau. Ar čia jis vienas nusprendė? Aš tai suportinu. Suportas. Suportas gerai. Iš vieno šono ir. Kas? Taigi valgom avienos šašlykiuką. Vienas šašlykiukas €1.20. Yra pešiota kiauliena. Bet mes nesuvartosim vėliau. Su baklažanų salotomis, su bulvytėmis. Pasakiškas maistas kiek kainavo? 16. Čia irmos 13 svarų, kiaulienos šankuliukai, avienos šašlykai, visiems po 2. Kryptis į kurią pusę? Kada traukinys? Be 5. Tai dar reikia pas kažką paklausti.
Neturim laiko. Pas mašinistą. Arba pas vietinius, va. Šiandien nusprendėm važiuoti į Romos priemiestinį turistinį miestelį Frascati ir biškį susivėlinom, tai dabar bėgom, ieškom, kur mūsų platforma. Stotis milžiniška, čia į dieną atvažiuoja 150 traukinių, kasdien keliauja 500 000 žmonių. Tomas pakomentuos, kiek mums kainavo bilietas į Frascati. Jisai pirko, ten viską suderino. 2,10 € vienam žmogui. O jeigu 5, tai po to nuleido. Tai 10,50. Nenuleido. Tai jis tik tai dėdukas kioskelį prekiauja, ką jis negali nuleisti. Tengi O kaip tu sužinojai, kad ten pardavinėja? Pasakė kažkas? Tiesiog pamačiau stovą, kad buvo parašyta bilietai, o šalia buvo tik tai tas nusilupęs kioskelis toksai. tai tiesiog užėjau ir paklausiau, ar čia galima nusipirkti traukinių bilietus. Sako, sėsnių. Ir jis kažką ten pasakė, turbūt panašiai kažką tik kaip Brigita. Tada aš pagalvojau, kad jis gal irgi nebūtų koks lupikautojas. Tai paklausiu, kiek kainuos tas bilietas, ar 2 €. Jis tada pasižiūrėjo, pasitikslino ir mane pataisė, kad kainuos 2,10 €. Jūs galit papasakoti tą visą tokį šurmulį prieš randant, kur pirkti bilietus? Bėgom pašokti. Ta prasme, ką padarė? Ten gera muzika buvo, mes Gera muzika todėl nubėgom. Tai jūs šokėjai? Taip. Ir mes gimtadienius taip švenčiam. O šiandien vieno iš mūsų gimtadienis. Vieno iš Čia atlikėjų. įdomu. Vieno iš atlikėjų. Tai tu žinai, jau mes dėl kitų šokam. O jau kai vieno iš mūsų, tai tu žinok, kai mes tūsinam. Niekas sulaikyti negali. Tai mes į rekomenduotą miestą važiuojam, ar ne? Į Kieno rekomenduotą. rekomenduota? Belio kieno. Taip. To italo vardas buvo Belekeno, Belekenotas. Kurio? to, kuris rekomendavo. Taip, mes keliaujam 67 km/h greičiu, mačiau buvo. Taip, net temperatūra rodo. Frascatis viskas jau? Jo? Tai mes čia netoli nuvažiavom. Net bėgiai apžėlė. Kiek mažai traukinių. Brigita, prašau pristatykit, kokiam mieste jūs švenčiat savo gimtadienį šiais metais. Šiemet švenčiu Frascati. Vau, o kur tai? O tai yra Romos prieigose. Italijoje? Tai. Sveiki atvykę, pagaliau jūs čia. Dabar aš jums aprodysiu miestą, prašom sekti paskui mane. Štai apžvalgos aikštelė, pamatyti šitą gražų slėnį. Štai taip mes čia turim gyventi, mėgaujamės tą, ką turim. Mes ne Romai, Koliziejaus neturim, bet džiaugiamės, ką turim. Pas mus ne kolonos, bet vat rastai už tai tokie kaip kolonos. Tai primena tėvynę. Kaštonai žydi. Irgi primena tėvynę. O tie slėniai Vilnių primena su raudonais stogais. Manau, kad galim ten nueiti. Ai, uždaryti. Kaip ta alėja įsivaizduoja, atrodo taip kaip paslėpta, bet iš tikrųjų ten praėjimas. Po apačią. Ai, tiksliai. Aš galvojau, ten eitum kaip iki Kelienių tau tą tvorelį.
centrinė aikštė. Šitie, klausyk, graikiški. Bet čia didelis, nemažas miestukas. Va, porčeta, tai čia taip ir atrodo tas kiaulbėtas. Dėl to. Jeigu akcentus taip sudėlioji. Cheers. Ačiū. Ir arbata netikėtai, visai netikėtai. Netikėtai skani. Gali paragauti? Jo. Ir su tuo. Porte casune con un stemma a rete, una cuppolella che vi si era alzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi t'ho fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per camella, chi te vi dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano. Moteris viskuo pasirūpina. Kur važiuojat? Ir krepšiai pilni, ir bilietai nupirkti. Visos Italijos eina, pavyzdžiui, jeigu jom reikia žuvies, tai eina pas žmongerį. Jeigu daržovių, eina į daržovę. Kaip jūsų išvyka į užmiestį, Romos užmiestį? Jaučiuos kaip Italijoje. Nelabai turėjau lūkesčių, bet diena buvo gera, poilsio. Dabar, žinokit, žymiai daugiau žmonių mieste, negu mes dieną buvom, visai buvo negyvas miestas. Dabar pilna žmonių. Kalbino mus visi, ten norėjo mums kažką parduoti, ne? Pilnos aikštės žmonių, vaikų. Labai fainai vaikam pastatytas kibiras, toks viedras. Pilnas muiluoto vandens ir jie ten visi kiša savo tuos ir burbulus leidžia. Labai gražus vaizdas. Nu, Portugalijos istorija. Portugalija. Tai yra šalis, kur visada važiuočiau. Dar labai patiko. Labai man skaudėjo širdį jūs, kai važiavot, kad nepaėmėt manęs. Čia dabar įrašinėjai, jo viskas. Jo, viskas. Dokumentika. Dar kokiu nors nuoskaudų galite pasisakyti dabar tas laikas. Specialiai. Kaip ten tas? O kaip čia buvo, kad jūs nevažiavot? Pala. Ar mes nesiūlėm su Tulio? Tai aišku, kad ne, Giedriau. Mes buvom Lisabonai. Tai miestas ant vandenyno, žinai. Ir taip, ir aplankėm nemažai pliažų, bet vis ieškojom pačio gražiausio. Nes vis gražesni ir gražesni, žinai, vis geriau ir geriau, mums tas vandenynas patinka. Ir sugalvojom nuvažiuoti kažkokį ten traukiniu, nes labai pigus biletai ir varom ten kažkur ten daug pliažų, žinai. Pirmiausia, tai mes kaip ten važiavom tryse, toksai draugas mūsų, senas draugas iš Kauno bažnyčios laikų. Kiek metų? Tiek, kiek mum. Ta prasme, senas pažįstamas. Tai savo nesakykit metų. Paliekam. Pasakysim taip, kad jis be barzdos. Išvadas darykite patys. Jau net barzda neauga. Atvarėm ten į tą stotį. Pirmiausia, tai iki to pliažo, iki vandenino reikėjo dar paeiti. Ir Tomas vis klausė, kiek čia dar eiti reikės. O mes sakėm jau tuoj, nors nei vienas nebuvę ten.
niekada, bet, nu, jau tuoj, nu, jau. Kai tuo išvagu patikėjo, Bet aš jaučiu, kad jam jau ten kraujas pradėjo virt. Ten, man atrodo, gal buvo toks medinis takas į paplūdimį ir po to jau mes tam paplūdimį ir sakom, bet gal dar einam į ten už to kyšulio, ten bus gražiau. Dar. Ten buvo daug žmonių tam paplūdimį. Ir mes atsidūrėm kažkokiu būdu ant smėlio. To karšto, jis buvo tokio karščio. Jis padėjo jums eiti. Jis tai padėjo mums greitai. Mes bėgam. Per tą pliažą Domas sakė, koks durnius. Kas? Kas ir durnas, sako. dėl ko, kad pasirašė aventūrai. Kad leidausi įkalumą, sako, tai tuoj. O mūsų jau netikojus raudonas, bet tavo visas veidas tu tik tai užraudonas. Čia bėgdamas taip sakė, iš durnas. Net kojų negali sulaikyti, žinai. Bet karštis, žinokit, toks karkėtuvės. Ten nebuvo vasara, tikrai, aš jam pažadu. Aš niekad nebuvau susidūręs su tuo, kad smėlis gali būti tiek karštas, kad tu negali basas vaikščioti. Bet jausmas tai toks buvo, kad tu per anglis bėgi. Ir jis ilgas, ir žinai, kaip per smėlį labai nepabėgsi greit. Per anglis teko bėgioti, tai geresnis jausmas negu per tą smėlį, žinau. Ai, tai tu patyręs? Pasakius. Tai jau kokies anglis degančias ar šaltas? Ne, degančias. Degančias? O tu hinduizmą praktikavęs ar ką? Ne, čia tiesiog, Pionierių stovykloje? Motyvacinėse seminaruose būna tokia fiškė, kaip, parodyti, čia naudojama kaip priemonė parodyti, ką tu gali. Tai bet viena iš tokių priemonių yra perbėgti per karštas anglis. Ir kadangi tu ten greitai perbėgi, tu realiai nelabai ten ką ir pajunti, bet psichologiškai tu tarsi peržengi per tokį tam tikrą baimę savo ir tu padarai kažką tai tokio, kas atrodo neįmanoma. Tai tu taip darei ir aš nežinojau. Taigi ten buvo uždaras buvo. Sekta kokia ten buvo? Anglių bėgikų. Akvedukai. Bet jau čia mes ką grįžtam visai? Jau mes prie... Pažiūrėk. Tai keista bažnyčia. Kokia bažnyčia tikrai keista. Tai akvedukas čia. Čia tai čia. Ai, žiūrėk, kokia kampuota kaip žvaigždė. Bet čia tikrai akvedukai? Tikrai, Žiūrėk, čia ir namai jau kokia modernus, kokie balkonai išlinda. Kokia architektūra, žiūrėk. Mąstymas platus. Labai. Kiek namų čia galima buvo pastatyti? Nėra nuo mąstymas čia. Mano mąstymas. Tai nelipa mane. Tomai, pamėgink. Einam aplinkui? O taip pamėgink. Jūs galite užbėgti ir parbėgti. Tomai, tikrai. Puiku, aš už jūs labai džiaugiuosi. Ne, Tomai, žinok, rimtai. Ar tu pastebėjai, kad čia Italijoje labai patogus laiptai? Šita pakopa yra Pradedam nuo to. Plati, arkliam. Pradedam nuo to. Arkliai užlipa. Aš tai nebejoju, kad arkliai užlipa. Man klausimas, ar jie nulipa. Čia mes matom vakarinę Romą savaitgalį. Bet tikrai dūzgia. Einam įsiveliam į tą avilį. Svarbu, kad išmestų į teisingą pusę. Niekad nepamėdė, žinai, kiek minimum ką reikia. Kažkas laukia eilėj, kad čia pavalgytų ar pasirinktų. O kiti laukia kur šiandien. O tu valgai ir matai, kaip jie laukia, kol tu pavalgysi. Ir tu nori pasidžiaugti Koks vakar. spaudimas.
tu savininkė šitos. Tai žinau, Ir- aš tik sėdžiu ir žiūriu pro balkoną ir rankutėm ploju. Matau, kad nors tau vieną Tai kartą. jie gal gerai per tavo gimtadienį, kad ir man Tai gerai. aišku, kad gerai. Taigi mano irgi. Kai. Dabar bus romantinė. Pauliau, kodėl mane persekioji? 400 metų. Pagerbtas labai, ne? Dėl to mes žinom apie Romėnų imperiją tiek daug dalykų. Čia tikrai buvo žudomi krikščionys. Dėl to, kad alkani labai visko. Ko gero patys geriausi mieste. Nušvilpinėja 70 000 žmonių. Daug būna žmonių, bet ne tiek. Poli rūmų fasado puošmena. Jaučiuosi imperatorium taip aukštai vaikščiodamas. O, kas čia per bažnyčią viduje? Tragedija artėja. Va, tas juos čia ir masina. Ir nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankymo meto. Seniausias ir svarbiausias Romos forumas.